Artėja kalėdos. Ar ruošiatės joms kaip nors? Nu, tai aišku, kad ne. Ką jūs dabar galvojate čia apie kalėdas, prašneko, tai aš jau visą susiminkštėsiu, jau čia susileisiu, apsiseilėsiu ir pradėsiu pasakot, kaip čia pakelsiu atlyginimus, ar ten premijas išmokėsiu, kažkokius vakarėlius, kad ne, nieko nebus. O tai kaip paminėsite kalėdą savo įmonėje? Niekaip neminėsiu. Kodėl aš turiu minėti kažkokias kalėdas? Mėsos pramonė čia nėra šventė. Kodėl? Nu, tai pradėkim nuo to, kad visų pirma, per kūčias nieks nevalgo mėsos. Aš pas mus meslytui ten dešos ir nėra tos mėsos, bet tai vargoliai nežino šito. O dabar kalėdom ir kūčiom čia sugalvojom išleisti tokią atseit žuvies liniją, tokią ale žuvinės, kad būtų dešos, silkės galva vadinasi. Dedat silkę? Nieko nededam, šūdą, kad visa ta pati sudėtis, tik tai, kad miltelius kitus dėdam, kur silkė smirda, tai ir įdedam. Šiaip tai visą produkciją bandom derinti prie švenčių, tai užšliuojam tokį jau kalėdų senelio galvą, jau labai vaikams patinka, tai perka labai tėvai ten. O kad jau prakalbam apie kalėdų senelį, tai iš vis nesąmoningas herojus, kažkoks pedofilų skandalų personažas. Nu kaip jis atrodo, nu tai jau baisu, nu, tai, bet aišku, reklamai tai labai tinkamas, tai ir išnaudojam. Taip griežtai atsiliepėt apie kalėdas, bet juk tai gerumo šventė. Nejaučiu aš jokio gerumo. Koks čia yra gerumas? Nu, jūs man pasakykit, koks gerumas? Man nei per kalėdas nepadidėja pardavimai, nei per naujus metus. Čia ne alkoholio pramonė. Va ten tai gerumas, va ten tai padidėja visi pardavimai. Mano darbuotojai geria visą savaitę, paskui dar neateina kelias dienas, išmirę būna visi. Tokia vargoliška pramoga tos kalėdos. Taupo jie tos centus visus metus, paskui nusiperka kokį tosterį ir ten čainiką ir pasidovanoja savo. Džiaugiasi paskui dar pusę metų. Nu tai jeigu reikia kažko, tai kitų nueini ir nusiperki, nelauki visus metus tų kalėdų. Aišku, nu jeigu jiem reikia net leasingus pasimtiem arba tinukam, tai čia gal normalu. Nu, žodžiu, suprantat, kad čia nesąmonė. Bet būdamas vaikas juk mėgote kalėdas. Pasakysiu taip, mėgau aš į kokios 4 klasės. Dovanodavo ten visokius tokius gražius karaivūkus, ten prisistatydavai, jų kariaudavai, laivus netgi padovanojo, konstruktorius, visokius mašinytės. Tu čia super faina, viską, žinai, gali paimti, žaisti, ten dėliot. Man džiauriai patikdavo iš čia daryti. Bet vieną kartą randu, žinai ką, knygą, nu tai jau supratau, kad tada tai jau viskas, jau kalėdų senelis jau, nu, susenęs, nupušęs žmogus, nu, matyt, kad jau nesąmonės daro. Nu, kur vaikui knygą dovanot 4 klasėje, nu, čia reikia proto turėti galų gale. Paskui pamačiau, kad tėvas persirengė to kalėdų seneliu. Nuo to karto kalėdų senelis man yra miręs. O kalėdos tai ne šventė, o, nu, nesąmonė kažkokia iš tikrųjų yra. Nenoriu, nepatinka. Vienintelis dalykas, kuris man patinka, tai yra filmai. Pasižiūrėt filmus man, va, Kaukė rodo visada ir Vienas namuose man labai patinka. Tai visuomet pasižiūriu, kiekvienais metais.